Vieną dieną berniukas grįžta iš mokyklos ir atneša mamai laišką. Mama atplėšia, paskaito ir apsiverkia. Žinoma, berniukui kyla klausimas, mama, kas tame laiške parašyta? Jis savo sūnui sako, čia apie tave, kad tu esi labai protingas, esi labai talentingas, kad tavęs mokykloje nebenori apsimti mokyti, nes tu ir taip daugiau pažengęs už kitus vaikus, nuo šiol aš tave mokinsiu namuose. Taip ir padarė, mama visus metus jį ir mokino, iki tol, kol jis užaugo. Užaugęs berniukas tapo itin sėkmingu žmogumi, sėkmingu asmeniu, daug pasiekė, bet atėjo tas laikas, kai mama numirė ir jis grįžta į tuos namus susitvarkyti daiktus ir randa tą laišką. O tame laiške išties buvo parašyta, kad jūsų sūnus yra per kvailas, neišmanėlis, mes nenorime tokio matyti savo mokykloje, prašau jį pasiimti ir nuo šios dienos ją neatvesti. O tas berniukas buvo Tomas Edisonas, išradęs tūkstančius išradimų. Taip kad neklausyk, ką tau sako kiti, susikoncentruok į savo talentus ir juos realizuok.